Vilius 18 metų. Profesionalus makaronų kabintojas. Patinka ryžos panelės. Vadina save mergišimi. Labą. Lietė. Justas Raškauskas. Iš Vilniaus, o tu? Aš labai netoli gyvenu. Ką veikia gyvenime? Mes, kad išgeriam, tai mes išgeriam. Sportuoji? Negaliu pasakyti, aš čia yra kai... O mane pakeltum? Nu, nežinau. Judinkis, labai lėtai, ne? Taip, labai yra problema. O ten dar yra gerų vaikinų? Taip. Kaip pamatei mane, ką pagalvojai? O, Jėzus. Dabar šiandien? Su savimi yra? Kitas. A čia yra, suprantat, vienas yra dalykas. Jau tiek vaidina, kad... Siaubas. Aš greičiau ryte susirašiu negu jisai. Krapstosi, čia galvą nulenkia, sakau, vertink mane. Ką aš nevertinu? Tu pasakytų 10, būčiau pamaloninta, rytume pačiažinėti, bet... Gali ir papjauti. Julieta nori, kad jos išrinktasis būtų greitas ir judrus. Viliui to judrumo ir pritrūko. 18 metų. Svajoja tapti erotinio filmo herojumi. Jei galėtų, išbalintų panelėms dantis. Labiausiai myli savo golfą. Labas. Mes? Čia Lietė. Vėjas, impulsas. Iš kur būsi? Iš Vilniaus. Nes jau tik kaip panelės su aukštakulniais? Žinotum savo teisės. Nebejokaukit. Parodyk, ką moki. Gali pabandyti, ką nors parodyti kaip jinai? Nebejokaukit. O gali parodyti, kaip reikia ant bangos čiuožti? Nesušalai? Karstas? Baikit, blemba. Kiekvienas kaimietis dabar katras karvas gauna. Prašom, panelė. Jūs vis dar pirmai einat? Tai tada kitas pakvies tą, kuris mane sušildytų. Antras vaikinas buvo labai nemandagus, šiurkštus, kaip asilas, susispyręs. Tikras asilas, galėčiau tikrai pasakyti. Nebejokau, neprūtai. Nebemeluok, nebemeluok. Jo zodiako ženklas turėtų būti ne dvynys, o asilas. Nupūtęs operatoriui savo batą. Julietanas pasirodė labai pasipūtęs, todėl vaikinas išgirdo aštrų žodį kitas. Pasimatymui ruošiasi trečiasis stipruolis. 18 metų. Pasimatymo metu apsivėmė, dievina garbanės, patinka lengvabūdės panelės. Labą. Čia Lietė. Gal nori pasivažinėti? Taip. Kaip mane įvertintum? Nekalėsnis. Ką tikėsi per pirmą pasimatymą? O ką? O ką? Tai ką veiktume per antrą pasimatymą? Romantikas esi? Bus už ką nupirkti gėlyčių? Pakvies kitą draugą iš busiko, tai tau bus kitas. Nes vaikus maitini tobulai, tai ką aš veiksiu? Tikėjau pinigus paimti, bet ne. Mantas 18 metų. Nori panelės, kuri išlaikytų jį ir jo šunį. Kartą per pasimatymą užmigo, žavisi didžiulėmis krūtinėmis. Lietė. Kestas, naku. Sėskis. Gerai. Gal galėtum nenupraus? Gerai. Bet tu ją paskandinsi, taip ar vaikai taip prausiami. O ko girdėjau, koks tavo reikalas? Mokai lapšinę dainuoti? No. Na tai einu. Kadaise tu buvai jauna mergaitė, jaunais papūkais nekalta, švelnus pakelis, kūčių žėlė, pizutė buvo vos paskelta. Pirmasis buvo kareivėlis, jis varė lyg taukų, nuo to pradėjo pilvas tinti, po šiknos priaugo daug plaukų. Antrasis buvo kunigėlis, jis tik prilipo kaip Блядь! Kurva! Ai, lyg varnalėšo prie šiknos, jis 10 kartų per naktį varė ir sakė, Dievas dovanos,
Kas daugiau tavęs nepisu, čigonai vagė, subagai, bet tie bėbiai tau neįgrys, o su pizza tai blogai. Dabar žiūrėk, turim daug medėlių. Vaikystėje karstėsi medžiais. No. Nenorim? Biškiu, palik. Ei, tu nakui, blėt. Aku kuo? Ko sakyt? Ką padarytum dėl merginos? Kurva ta, kurva kapišiu. Kodėl? O ko girdėjau, koks tavo reikalas? Tai gerai, einu. Gerai. Nu, ateik, nu tai aš jau atėjau. No. Tai va. Tai kadangi esi toks drąsus, tai siūlau tau arba antrą pasimatymą, arba pinigėlius. Ką pasirinks? Pinigų. Kodėl? Tavo papai sori. Tu girdėjau, tu beprotė. Tavo operaciją reikia padaryti galvos. Ko nori dabar, blėt? Eik tu nakui. Ne, kalbėk. Tai gerai, čiau. Vaikinas buvo fainas. Gaila, kad manęs nepasirinko. Buvo mielas, nors ir nieko nedarė. Būčiau vakarė jam pašokus. Kurva! Laukiau 5 ir žalų, o gavau kumeliukus. Varykit į kaimą su savo tais pinigais ir čiurkit kumelį papus. Bibiuos! Labas. Labas. Nusibodo man tinklinį gaudyti. Gaudyti, nusibodo man tinklinį žaisti. Aš Sandra. Aš Vitalka. Malonu. Nu, irgi nieko. Tai ką varom, gal arčiau vandens? Varom arčiau vandens. Galim arčiau šnapsą varyti, jeigu nori. Visaginę pati pasidavai su bernais, biški, kol jauna buvai. Tai jau palauk, dabar aš dar iki šiol esu, jeigu ką labai jauna. Nu, gal širdį, bet iš išorės tai kokį 27, sakyčiau. Ką? Nu, nieko. Ką? O kiek? Šiaip iš tikrųjų man dar tik 21. Eik tu. Aš manau, ten jo, bus neblogai, jam vienas toks, kita irgi tokia gražuolė. Tai galvoju, kad mums be šansų su juo. Man bus kokie 34, ne? Aš atrodysiu 25, ne? O tu būsi 31, atrodysi kaip 48. Kam geriau? Kitas, tikrai kitas. Dėl ko? Niekam neįdomi čia ta tavo nuomonė. Pienburnis čia atsisėdęs man aiškins, kad aš panašiai 27, kad aš ir dar, kad kai man bus 31, man bus 40. Nerėja gerai, senutė. Žiema jau baigėsi, sniegas nutirpo, besmegenis kažkoks lik. Nėra gyvenimo, baisus dalykai, ale nėra ko liūdėti. Kęstutis 20 metų, pravardė profesorius, gyvenimui užsidirba šachmatais, ieško merginos mokančios teisingai elgtis su šakute ir peiliu. Evgenija. Kęstutis. Malonu irgi. Kaip sekasi? Gerai? Gerai. Tikrai. Kaip manai, kodėl išmest? Ar pasiliks? Kad per daug visko mato. Papasakok apie save. Na, esu paprastas vaikinas bendraujantis. Kiek tau metų? Man 20 metų. Aišku. Žaidžiu šachmatais. Mėgstu jo. Taip pat biliardą, lankiau boksą. Sportiškas vaikinas. Mėgstu sportuoti labai. Jau. Matosi. Supratau. Kitas. Aišku. Na, iškitavo mane, todėl, kad aš taip esu tokios išvaizdos, kurie yra nepriimtina. Neturiu net žodžių. Tegul susiranda geresnė, jei mano, kad gali. Evgenijai neįtiko šachmatininkas Kęstutis. Gal todėl, kad jis kiaurai permatė merginos ėjimus? Ką geras reikėtų? Na, nieko paklausti. Koks vardas, ką veikiu, ką mėgstu veikti. Aš pasakiau, atsakiau viską, ko klausė. Ir pasakė kitas, viskas. Kiek metai? Nu, kažkur 20. Aš esu Antanas. Man yra 25 metai. Aš šiaip esu gimęs Obeliuose, bet čia Rokiškio rajonas. Tai va, man patinka, aš ieškau merginos, tai būtinai tik merginos, kuri man labai patiktų ir būtų visaip kaip maloni man. Labas.
Labas, kokia tu faina. Žiauriai, ne? Iš karto pastebėjai. Tu savo. Aš Indrė, mano vardas. Indrė, aš Šarūnas. Mane vadinu draugai Šarūnas. Šaras, bet Arūnas. Ai, Šarūnas. Šarūnas. Jeigu su kapišonu, tai gero nelauk. Jau, manau. Gezas. Gezas. Iš Panevėžio. Eik namo. O, dar pitaka. Eik namo. Pats laikas teletabį jau seniai pradėti rodyti. Šuninį gali nertai. Visą gyvenimą bendravau tik su berniukai, žinai, dabar noriu su mergaitėm pabendrauti. Ir ką tu nori su jom daryti? Dar ką žiūrėsi iš visų pasiklausyk. Iš kairio šono, aš labai gražiai atrodo ir iš dešinio. Iš priekio, iš užpakalio ten galima nekreipti dėmesio. Iš užpakalio. Čia paskui kažkoks įdėtas. Nu, tai va, čia striukta. O čia... Kamuoliukas. Ne futbolo kamuoliukas, ir futbolo. Dar tokio nemačiau niekas. Futbolo kamuoliukas. Aš labai, aš bijau. Ko tu bijai? Galim išsiaiškinti tavo baimės, ko tu bijai? Bijau kamuolių. Nu, žiūrėk, pirmas smūgis bandomasis, tai gerai? Pirmas bandomasis. Nu, žiūrėk. Bet man atrodo, tai geriau pavarytum. Kur? Ant jo. Na, įstumais. Ką tu čia sakytum? Tavai, kas jėmi kapišonų žemėm? Nu, paklausiu, skaičiu gal tau, tipo. Būtelės plaukas išėdėsis. Duokra, eina, pasivaikščiot po futbolo aikštę. Galiu aš nusiaut batus, man bus patogiau. Ko man nusiaut? Ne, tu gali nenusiaut, nes tavo šiaip normalus tieskas. Tai aš gal duot savo? Ne, nereikia, ačiū. Ne, nereikia? Ne, tu neši kamuolių tau sak. Nu tai papasakok, kaip reikia. Dainuoji, šoki. Dainuoju. Dainuoji? Kur dainuoji? Duše. Pusikėpdavau? Padainuok ką nors? Ką tu padainuot, davai, kartu padainuojam, tu pradėk, aš pritarsiu. Nu padainuojam, davai. Jeigu aš mokėsiu. Pasakyk, ką padainuosi. Fredžio Merkurio kokią nors Barcelona. Nemoku. Nu išticina. Emėlis laivas kitam krante, lainaša būrėsi pas tave. Ir ten kažkaip apie meilę, o aš apie meilę nelabai nusimanau, tai negaliu dainuoti. Dainuoji. Na tai va, bėda? Bėda, klausyk bėda. Žinai ką? Na, žinau, kad tu nori pažiūrėti kitų panelių. Aš labai, ne tik kitų panelių, šitą žinau. Bet tu prarasi, žinai, kad prarasi geriausią variantą. Man sakė, berniukai bus. Ne, nereikėjo. Sėkmės tau, berniuk, su berniukais. Ką iš čia nori iš tų merginų, aš nesupratau. Pavaidinti, pasireklamuoti, gal norėjo pasižiūrėti, kaip mes pasidažysios. Nu, pliusai tikėjai. Kad ir kaip stengiasi čia jinai vaidinti, bet nu. Nemėgstu, aš kai gėjai mane bučiuoja. Nu, bet reikia pažiūrėti, kas kitam busiukį dar yra. Fifos ir ryžikės, žiūrėkit, tokių vaikinų kaip aš, dauguma yra, jūs nevertos esat mūsų, tokių kaip aš ir visi mano bendri tokie žmonės. Klausosi garsiai muzikos, kaip tikras forsas šiūlėsi, baisu. Jo, yra FIFA ir vienu žodžiu ne tik FIFA yra, bet ir ryžikė tiesiog yra. Tai vienu žodžiu jūs ryžikės, nežiūrėkit kaip ir mūsų, nes mes vis tiek būtume pasakę, kad jums ne. Iš vis jiem viskas įspūdingai. Muzika įspūdingai mėgsta, greit įspūdingai mėgsta, šoka įspūdingai. FIFAs yra pačios bjauriausios, nes vienu žodžiu jos kenkia bernų pavidalams. Atrodo, tai kaip tikras kaimietis, iš kur ir yra, žinoma, netoli Akmenės. Vilniuje gyvena 4 mėnesius, mat laisvalaikiu apvažinėja Vilnių, bando su juo susipažinti. FIFAs, eikat į kaimą gyventi, o ne mieste. Tai jums tenai verta gyvenimas toks yra tam kaime.